Taisiukai mažiukai, mums ir pro akinius juos įžiūrėti sunku, tokie menki, kad jų beveik nėra. O kas tokie taisiukai? Didžiulė paslaptis. Taisiukai. Sifonas. Ei, Nuliuk, padėk ventiliatorių kompiuterį sutep. Negaliu. Mes su Timtimu piešiam sveikinimus jo tėvam. Matau. Dar nepavargai? Simutė, gerai, kad atėjai. Sakyk, kaip teisingai, vestuvių 10-metis ar 10-metis? Žinai, parašyk 10 skaičiais, o paskui brūkšnelį ir metis. Tikrai. Tik pirmą pakeisiu vandenį. Aš tuoj. Mama pamiršo savo žiedą. Oi. Ką aš padariau? Sugadinau mamos ir tėčio šventę. Kur? Vonioj? Ten buvo mamos žiedas. Įmečiau jį į praustuvę. Dabar jis nuplaukė. Oi, prapuolė. Niekur jis nenuplaukė. Negi nežinai, kaip sumontuotas sifonas? Koks sifonas? Tai toks išlenktas vamzdis po plautuve. Vanduo iš plautuvės pirma patenka į sifoną, o jau paskui išteka į kanalizaciją. Jei čiaupą užsuki, visas vanduo nenubėga, dalis lieka sifone. Tai padaryta tam, kad kvapas iš kanalizacijos nepatektų į butą. Žiedas daug sunkesnis už vandenį. Įmetus į nuotekų vandenį jis niekur nenuplauks, liks sifonų dugne. Tada dar ne viskas prarasta. Taip, tačiau kaip jį iš ten ištrauksim? Aš plaukt nemoku. Ramiai, tuoj viską padarysim. Timtimai, siūlų turi? Žinoma. Nešk, o aš tuoj grįšiu. Taip, nesutaisysim. Reikia suvirint. Tėvulė, man trumpam reikia tavo padėjėjos. Tai bent sutapimas. Ir man jos reikia. Mamulė, tada paimsiu tavo padėjėją. Ką? Aš greit. Ei, kur? Atsargiau ten. Kaip žinia, taisiukai yra tam, kad padėtų mašinom ir prietaisam. Bet prietaisai dideli, o taisiukai maži. Be instrumentų jie neapseina. Anksčiau taisiukai darbui naudojo bet ką. Plunksneles, siuliukus, segtukus, dabar jie turi kuprines padėjėjas. Juose yra įvairiausių instrumentų. Užtenka paspausti mygtuką. Padėjėjas pasisuks ir iš jos iškris kablys. Magnetas ar net parašiutas. Padėjėjas turi visi suaugę taisiukai. O vaikas pirmą turi paaugti ir išlaikyti egzaminą, kad turėtų teisę dirbti taisiuku. Tik po to jis gauna savo kuprinę padėjėją. Negi taip ir lysi į sifoną? Ne taip. O štai taip. Ką? Jis sako, kai timtelsi ausiuliuko trauk. Aišku. Jis sako, aišku. Jis sako, kad ir be mane suprato.
Simutė, nuliuk. Ačiū. Labai man padėjot. Sakau, todėl mes ir taisiukai. Timtimai, su kuo ten kalbi? Tavo mama grįžo. Su niekuo. Ei, vėl atsiverskit. Man reikia pagalbos. Pamiršau, kaip teisingai. Vestuvių 10-metis ar 10-metis? Rašyk skaičiais. Taip. Išversta ir įgarsinta SDI.